Hola, hola a todos! Sveiki atvykę į mano kanalą, kur mes kalbame apie Ispaniją, apie ispanų kalbą, gramatiką, žodyną ir ispanišką gyvenimo būdą. Šiandien mes su jumis aptarsime labai svarbią temą – kaip išsinuomoti būstą Ispanijoje. Jeigu svajojate apie gyvenimą Ispanijoje arba planuojate įsigyti nekilnojamąjį turtą, būstą, šis vaizdo įrašas kaip tik jums. Šiandien mes su jumis aptarsime svarbiausius dalykus, kuriuos reikia žinoti prieš pradedant nuomotis. Kokie yra reikalavimai, kiek kainuoja ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Nepamirškite paspausti like, man patinka šitam video ir prenumeruokite, jeigu norite matyti dar daugiau visokių vaizdo įrašų susijusių su Ispanija. O jeigu jūs domina ispanų kalbos kursai, tai aš jums palieku apačioje nuorodą į mokyklos puslapį, kuriuos galite pasirinkti jums tinkamiausią variantą. Taigi, eikite į aprašymą ir ten surasite daug naudingos informacijos. Pradėkime nuo to, kad kokiųgi dokumentų reikia tam, kad išsinuomoti būstą Ispanijoje. Daugeliu atveju nuomotojai ir nekilnojamojo turto agentai prašo sekančių dokumentų. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopijos. NIE – Ispanijos užsieniečio identifikacijos numerio. Jeigu jūs nežinote, kas tai yra NIE, kaip jį gauti, tai jūs rasite ir apie tai mano vaizdo įrašą, tik paieškokite. Darbo sutarties arba pajamų įrodymo. Banko išrašų, dažnai už paskutinius 3-6 mėnesius, kai kuriais atvejais rekomendacijų iš ankstesnių nuomotojų. Svarbu žinoti kai kurią informaciją dėl pajamų įrodymo. Dažnai Ispanijos nuomotojai ir nekilnojamojo turto agentūros nepriima darbo sutarčių iš kitų šalių. Jie reikalauja, kad jūsų pajamos būtų būtent iš Ispanijos darbdavio arba įmonės. Jei dirbate nuotoliniu būdu ar turite kažkokį verslą, tai jūsų atveju bus tikrai sunkiau įrodyti jūsų pajamas. Dėl to kai kuriais atvejais tiesiog prašys iš jūsų papildomą depozito arba parodyti piniginę sumą jūsų sąskaitoje. Ir jeigu jūs turite darbo sutartį su Ispanijos darbdaviu, tai šita sutartis turi būti ne mažesnė negu 6-12 mėnesių. Tik tokiu atveju nuomotojas ir nekilnojamo turto agentas pasitikė jumis ir būtent tokia sutartis yra laikoma pakankamai stabili. Jeigu jūsų sutartis yra terminuota arba jūs tik neseniai pradėjote dirbti, gali būti sunkiau gauti būstą be papildomų garantijų. Kai kuriais atvejais taip pat gali paprašyti iš jūsų pusės kažkokio asmens, kurio jūs pasitikite ir kad jis patvirtintų, kad jūs galėsite mokėti, bet jis taip pat turės parodyti savo kažkokią sutartį, verslą ir taip toliau. Bet čia yra toks žmogus garantas, kuris už jūs garantuoja. Kai kuriuose miestuose, kaip pavyzdžiui Barcelonoje, Madride arba Malagoje, depozito gali paprašyti ne 1 mėnesio, bet 2-3 mėnesių. Dar svarbu žinoti, kad tikrai didelis agentūrų skaičius reikalauja, kad nuomos sutartis, taip ta suma, už kurią jūs norite išsinuomoti, kad jinai sudarytų 40% jūsų pajamų. Jeigu jūs esate šeima, tai jūsų žmonos ir vyro, taip, pajamos sumuosis. Manau, čia yra tik didelis pliusas ir tikrai bus lengviau išsinuomoti. Nuomos kainos labai priklauso nuo vietos, nuo regiono, nuo miesto. Iš tikrųjų, kainos gali labai netgi skirtis iš vieno regiono ir kito regiono. Bet dabar parodysiu maždaug, kokios preliminarios kainos yra. Taigi, jeigu pasižiūrėti Madridą, 1 kambario butą jūs galite išsinuomoti už 900 1500. 2 miegamųjų butą jau už 1,5–2 tūkstančių eurų. Barcelonoje 1 kambarys nuo 1000 iki 1600, o 2 kambarių butas iki 2500. Valencijoje 1 kambario butą galimas išsinuomoti už 700–1200,
o 2 kambarių būto kainos prasideda nuo 800 ir virš. Ir kainos gali būti iki 2,5. Malagoje 1 kambario būtas 600–1000 eurų, o 2 kambarių būtas jau nuo 1000. Kaip galite matyti, kainos tikrai labai skiriasi, jos yra labai įvairios, priklauso 1, 2 ar 3 kambariai, priklauso rajonas, priklauso kurioje vietoje, ar toli nuo jūros, ar arti 1 eilė, 2 eilė. Kažkur kalnuose, ar tai kažkoks turistinis miestelis. Tikrai labai daug niuansų ir dėl to kainos tikrai gali labai skirtis, ne tik nuo regiono, bet ir kiekviename mieste. Ne visada mažesnėme mieste bus pigiau. Pavyzdžiui, Malaga yra mažesnis miestas už Valenciją, bet kainos Malagoje yra aukštesnės. Dėl to prieš ieškodami tikrai paieškokite, pasižiūrėkite, kokiuose regionuose, kokiuose miestuose yra nekilnojamo turto kainos. Be nuomos kainos taip pat yra svarbu žinoti, kad jūs turėsite mokėti ir komunalinius mokesčius, žinoma, ir kurie gali sudaryti tikrai nemažą dalį jūsų mėnesinių išlaidų. Elektra. Priklausomai nuo būto dydžio, nuo sunaudojimo, gali būti nuo 50 iki 150 eurų į mėnesį. Vasarą sąskaitos gali būti didesnis dėl oro kondicionieriaus, o žiemą dėl šildymo, nes Ispanijoje žiemą yra šalta, o ypač būtuose. Vanduo paprastai kainuoja 25–60 eurų į mėnesį, vėl priklauso nuo kiek jūs sunaudojate. Ir svarbus dalykas, kad vandens faktūra ateina kas 2 mėnesius. Por lo menos taip yra Valencijoje. Ir jeigu suskaičiavus 2 mėnesių mokėtiną sumą, tai jau išeina apie 100 eurų ir virš. Dujos. Jei bute yra dujinis šildymas, dujinė orkaitė, ar šaltas vanduo yra šildomas dujomis, tokiu atveju jūs turėsite ir už dujų sąskaitą. Ir kaina svyruoja nuo 30 eurų iki 70 eurų. Ir vėl dujų sąskaita ateina 1 kartą į 2 mėnesius. Dėl to, jeigu jums atėjo sąskaita 100 eurų, tai jūs turite dividir padalinti ir į mėnesį išeis, kad jūs dujoms išleidote 50 eurų. Čia kaip pavyzdys. Internetas ir televizija. Dažniausiai tai yra standartiniai planai, kurie svyruoja nuo 30 iki 70 eurų, priklausomai nuo tiekėjo, kurį jūs pasirinksite. Dažnai labai būna, kad internetas, televizija ir SIM kortelė yra iš vieno to pačio tiekėjo ir dėl to kaina irgi yra viena. Ir labai dažnai tai išeina netgi daug patogiau negu turėti atskirai. Bendrijos mokesčiai, taip, kai kuriuose būtuose, namuose, kur yra jūsų būtas, gali būti bendrijos mokesčiai, komunidat. Ir šitie mokesčiai siekia 50–150 eurų į mėnesį, vėl labai priklauso nuo vietos ir ką turi. Ar turite baseiną, sodą, ar ateina sodininkas, priežiūra. Iš tikrųjų labai daug niuansų, punktų ir iš to susideda preliminari suma. Jeigu jūs manęs paklaustumėte, o kaip geriau nuomotis, per agentūrą ar per privatų asmenį? Iš tikrųjų, aš jums pasakyčiau, kad jūs neturite netgi išeities, nes absoliučiai visi būtai yra per nekilnojamo turto agentūrą. Ir čia yra iš tikrųjų kaip ir minusas, taip ir pliusas. Minusas, kad jums reikia agentūrai susimokėti 1 mėnesio nuomos kainą, bet pliusų yra daug daugiau, nes jie jums padeda su dokumentais, padeda sutvarkyti kažkokių niuansų, klausimus, taip jūs taip bendraujate per nekilnojamo turto agentą su būto šeimininku. Jeigu jūs planuojate nuomotis per nekilnojamo turto agentūrą, tai įsitikinkite, kad jinai yra įregistruota ir oficiali agentūra, kad nepatektumėte į pinkles. Į ką dar reikėtų jums atkreipti dėmesį prieš išsinuomojant butą? Patikrinkite butą dar prieš sutarties pasirašymą. Prašykite, jums turi leisti keletą kartų apžiūrėti butą, kad nebūtų pelėsio, ar veikia santechnika, elektros instaliacija. Ir kokia ta elektros instaliacija, ar jums užteks tos elektros instaliacijos ir ar jums nereikės ją padidinti. Perskaitykite sutartį, labai svarbu perskaitykite. Jeigu jūs nemokate ispanų kalbos, tai paimkite vertėją arba draugą, kuris
kalba ispaniškai ir gali jums padėti šito klausimu. Daugelis ispanų ir vyresnio amžiaus žmonės nemoka anglų kalbos, dėl to gali būti jums sunkumų susitarti. Dėl to visada rekomenduoju imti draugą, pažįstamą arba kažkokį vertėją, kad jums padėtų su dokumentais ir ypač su sutartimi. Ir žinoma, nepasitikėkite tais pasiūlymais, kurie atrodo pernelyg geri, nes ten, kur pernelyg gerai, gali kažkas tai slėpti. Būkite atidūs, žiūrėkite, skaitykite, ieškokite, klausinėkite, nes tam, kad laisvai ir gerai galėtumėte pasirinkti jūsų nuomojamąjį būtą. Dar vienas niuansas apie būtų nuomą. Čia, žinoma, priklauso nuo regiono ir nuo miesto. Ir tikrai pasitaiko, kad ne jūs renkatės būtą, o būtų šeimininkas renkasi nuomininką. Ir jūs labai dažnai turite pristatyti visus savo dokumentus, pajamas, dokumentus, rezidencijas, pasus, visus dokumentus pristatote. Ir nuomotojas žiūri iš visų kandidatų, kas jiems yra pats patraukliausias ir tiems išnuoma. Iš tikrųjų, kuo toliau, tuo dažniau yra vykdoma tokia praktika. Dėl to nenustebkite, jeigu jums būtas patiks, o jums pasakys, prisistatykite, parodykite, kas jūs esate ir nuomotojas analizuos, ką būtent pasirinkti. Jeigu jums patiko šitas video, nepamirškite apie man patinka, prenumeruokite, dalinkite su draugais, galbūt jūsų draugai, pažįstami, kaimynai nori gyventi Ispanijoje, domisi. Tikrai pasidalinkite šitais niuansais, kad apie viską, kiekvieną detalę žinotumėte ir nepapultumėte į pinkles. Ačiū, kad buvote su manimi. Komentuokite, kokia jūsų yra nuomos patirtis. Ar jums buvo lengva išsinuomoti tie, kurie jau gyvena Ispanijoje? Kokių dokumentų iš jūsų reikalavo, kokiame mieste gyvenate? Ir jeigu norite, galite pasidalinti, kokiame mieste, už kokį butą kiek mokate. Ir taip mes galėsime palyginti kainas. Kažkodėl lietuviai renkasi labiau pietinę Ispanijos pusę, o šiaurinę kažkaip tai palieka šone. Dėl to tikrai kol kas labai daug kažkokios informacijos apie Šiaurės Ispaniją nėra, nes dauguma važiuoja į pietų. Manau, lietuviai yra taip sušalę nuo lietuviško oro, kad jie jau nebenori į Šiaurės Ispaniją. Nors iš tikrųjų ten labai dažnai būna labai švelnios vasaros. Jos nebūna tvankios ir karštos, kaip, pavyzdžiui, pietų Ispanijoje. Ačiū, kad buvote su manimi, kad žiūrėjote ir susitiksime greitai kitame video. Venga!